Žmonės, reklama, sudėti pinigai iš kur? Laimėtojus nuo pralaimėtojų skiria tik tai, ar mes pasiduosime ar nepasiduosime. Šiame epizode panagrinėsime, koks jausmas gauti 1 000 000 eurų būnant 25 ir paklausim, ar tokią sėkmę gali pakartoti kiekvienas, kas nebijo rizikuoti, ar to jau nepakartosi. Kokia realiai ta sėkmės kaina? Visur problemos absoliučiai. Visur. Kiekvienoj vietoj, kur tu be pažiūrėsi, šikna dega. Visi sakė, ne, bus blogai, nieko nesigaus. Nes kai pirmą kartą nesigauna kažkas ir nepavyksta, antrą kartą pradėti yra gerokai sunkiau. Bičas, kuris padaręs sėkmingus startupus ir ne, dabar prisitraukęs investicijų ir taip toliau, tai pas tave galvoju, tų idėjų milijonas turėtų būti. Savaitės atostogų, aš nežinau, esu vieną kartą tik gyvenime turėjęs tikriausiai. Turėjau aš tokį alkoholio rimtą etapą, daug gėriau, daug visko vartojau. Kaip va tam žmogui, kuriam 25 metai, jeigu jis ateitų ir sakytų, Mykolai, būk mano mentorius, sudėliok man pirmus žingsnius, ką tu jam patartum? Matyt, svarbiausias dalykas apskritai einant tokį dalyką yra nepradėti nuo minties, o kas bus, jeigu nepavyks. Tai tiek, tai varyti reikia ir klyst 100% ir nieko nebijoti, nes nieko nenutiks.